Labą dieną, sveiki, į jaunimo centrą. Įvedu, kodėl jeigu žinosit, labai smagu, kad visi keli veda į Akmenę, kad atvyktų pas mus svečius. Šitas pastatas kažkada buvo universalinė parduotuvė. Tai tokia maža miestelė. Ir kai jau laikas keitėsi valdžios, keitėsi aplinkybės ir čia paskui pas mus buvo kečupo cechas, gamino kečupą. Tie, kurie gamino kečupą, traustis į kitas patalpas ar pirko iki valdoma grupė, kuri užsiiminėjo komercinį nekilnojamą turtą. Ir čia ilgą laiką, čia turėjo būti iki parduotuvė. Bet kažkas pasikeitė, jums nereikėjo, čia ilgai stovėjo tuščias pastatas, šitais skydais buvo užkalta visi tie langai. Mes jau esam čia 6 metai. Tai prieš 6 metus mes pasisiūlėm, kad jie nori galbūt įkurti jaunimo centrą į vidų, jaunimo centrą tiesiog. Jie pasakė, kad gal nenušnekėkit. Mes tada paklausėm, o jeigu jūs mums padovanotumėte šitą pastatą? Mes sakėm, mes pagalvosim. Ir jie pagalvojo, mes parašėm, kas būtų, jeigu mes turėtum šitą pastatą kaip savo nusavybę ir ką mes čia veiktume. Tai mes įkurtume jaunimo centrą, tai jie paėmė ir padovanojo. Tai mes esam dabar aš ir kiti mes esam šio pastato savininkai ir mes įkūrėm čia jaunimo centrą. Iš kur atsirado